Kartu praleiskim dieną Juodkalnijoje. Ryte neskubant papusryčiavom ir paprašėm, kad viešbutis iškviestų mums taksi. Per 15 minučių atsidūrėm vienam gražiausių paplūdimių prie Budvos. Čia galima rasti daug skirtingų gultų, jie žinoma mokami, bet tikrai verta, kadangi žmonių daug mažiau nei kituose populiariuose paplūdimiuose, o ir atmosfera žymiai geresnė. Po savo deginimo sesijos grįžom iki viešbučio, persirengėm, šukuosinas pasidarėm, bet dažytis teko taksi, nes labai skubėjom į Kotorą. Ir va čia įpusėjus dienai supratom, kaip gerai, kad viskas suplanavo West Express, nes jie pasirūpino skrydžių, viešbučių, pusryčiais, o mes galėjom tiesiog mėgautis įspūdžiais be jokių rūpesčių. Atvykus į Kotor pradėjom nuo funikulieriaus. Kilom aukštai, dėl to vaizdai patys matot. Pakilę bėgom pavakarieniaut su nuostabiu vaizdu, o čia palydėjom saulę. Ir vyšnia ant torto traukinukas. Tikrai buvau šiek tiek išsigandus, bet ta patirtis visiškai verta. Jis važiuoja aukštai tarp kalnų su tokiais vaizdais. O čia jau sutemus leidome žemyn. Jei ir tu ieškai atostogų, kurios išlieka atminty, kur nereikia viso to nereikalingo planavimo, rinkis West Express. Skrydis, viešbutis, pervežimai – viskas paruošta. West Express atlaisvina laiką nuotykių planavimui.